glaistyklės. Šitos kempinės vienintelės, kurias aš patikrinęs ir tikrai galiu sakyti, kad jos sugeria drėgmę ir vandenį taip, kaip turėtų būti. Šitą vonę reikės užglaistyti su siūlių glaistu. Kadangi plytelės jau su mano suklijuotos jau prieš tai, gavosi šiek tiek didesnis laiko tarpas nuo praeito klijavimo iki glaistimo. Tai kadangi glaistimas dabar jau viskas yra išdžiūvę, tai geriausiai, jeigu ką rekomenduočiau, glaistyti plytelių siūles tada, kada jau plytelių klijai išdžiūvę, nes tokios didelės plytelės, jeigu nėra atitinkamos temperatūros drėgmės, jos ganėtinai ilgai džiūsta. Tai jeigu turim tokias sąlygas, kada mes neturim temperatūros, turim didelę drėgmę ir namas yra nešildomas, todėl tokius darbus reikėtų atidėti labai ilgam laikui, tarkim po 2, po 3 savaičių reikėtų pasižiūrėti, ar tos siūlės nėra garuojančios, bet kadangi čia yra dabar šiek tiek iššokusių klijų, tai mes labai lengvai galim pamatyti, kada tie klijai jau yra išdžiūvę, jie išdžiūvę, pasidaro šviesiai pilkos spalvos. Tai šituo atveju aš kaip ir pasižiūrėjęs, atrodo, matau, taip ir yra, šviesiai pilka spalva, visur viskas yra ganėtinai gerai, nes jeigu mes užglaistytumėm siūles jau prieš tai, jom išdžiūvant, tai tada glaistas turėtų užsandarinti tas siūles ir per tas siūles tik tais galėtų išeiti drėgmė. Todėl glaistas kažkuriuose vietose pakeičia spalvą, netitinka spalva, vienur šviesiau, kitur tamsiau ir jisai, kai jau pilnai sukietėja, džiūsta, išgarina visą vandenį iš savęs, drėgmę, jisai lieka netolygios spalvos. Tai kadangi iš to išvengti, reikia tada visai įsivertinti, kadangi jau būna žiemos sezonas, tai jau vėsų, būna drėgmės daug, tai kadangi tokios niuansus reikia įsivertinti, tai pasižiūrėti tada atitinkamai, kad tikrai jau būtų išdžiūvę. Tai šituo atveju glaistau aš siūles, ką aš dabar galėsiu parodyti, tai galėsiu parodyti su kokiais aš įrankiais ir ką aš naudoju pasiėmęs čia šiandien. Tai šiandien aš turiu glaistyklės, paprastos guminės glaistyklės, jos dažniausiai tinkamos epoksiniam glaistui glaistyti, bet sutinkamos ir cementiniam glaistui, jos ganėtinai mažo dydžio, ganėtinai patogios, guminės, vien dėl to, šiaip tekia yra poroloninės naudot, bet iš tikrųjų, kadangi tu glaistai, plytelių kraštai būna ganėtinai aštrus, tą poroloną jie nutrina ir ganėtinai greitai ta glaistyklė pasidaro jau nebenaudojama, kada tu glaistai ir visas tas glaistas beveik būna įspaudžiamas į vidų ir ištraukiama iš paviršiaus glaisto papildomai. Ta siūlė netokia graži būna, ne stačiai, o jeigu tu nori daugiau užpildyti ir kuo arčiau paviršiaus, tuo geriausiai šitas naudoti, jos mažiau dyla, ilgiau naudojamos ir tarnauja ilgiau. Tai šituo atveju aš turiu 2 dydžių, šiek tiek viena didesnė, tai sunkesnė. Su ja aš glaistau pagrindinę grindis, ganėtinai patogiai, nes jeigu ant sienų aš užsidėčiau daug glaistą, tai man būtų labai nepatogu su didelė trauk, nes jinai pati svorio turi, plus glaistas ir panašiai, tada viskas skrenta iš šonų ir gaunasi didelė betvarkė. Tai kad šito išvengti, aš pasinaudoju vieną savo mažą, su kita aš užglaistau grindis ir viskas ganėtinai gerai. Tada turiu kitas 2 mažas glaistyklės. Su šitom glaistyklėm, jeigu yra, tarkim, 2 tipų glaistai, būna vienas glaistas smulkiagrūdis, kitas stambiagrūdis. Tai stambiagrūdis, aišku, labiausiai gal geriau naudoti jį ant grindų. Su smulkiagrūdžiu tu kokybiškiau padarysi ir tvarkingiau, nes gaunasi smulkiagrūdis įlenda į tos tarpus, užpildinimas juos ganėtinai kokybiškai ir tada gaunasi kuo mažiau oro burbuliukų plaunant. Tai, nes aišku, kai užglaistai, nuplauni, atrodo siūlė viskas gražiai, tvarkingai jinai atrodo, bet palaukus po kažkiek laiko, kai jau viskas išdžiūsta, tada pasimato, kad kažkur tais atsirado skylė arba duobė, todėl čia turint omeny naudojant stambiagrūdį glaistą. Jeigu smulkiagrūdį, tai smulkiagrūdis yra užpildomas pilnai siūlę, tokių niuansų ir atvejų pasitaiko vis mažiau, tai kokybiškiau ir greičiau gali padaryti. Tai pavyzdžiui, jeigu užglaistai, tai geriau tada įvertinti po kažkiek laiko, ten po kelių valandų, jeigu dar sekančią dieną ateini daryti silikoną, kaip šito atveju aš taip ir padarysiu, nes ganėtinai reikia kokybiškai atlikti, tai reikia tada įsivertinti, pasižiūrėti, kuriuose vietose dar trūksta glaisto ir tą glaistą užpildyti. O šitoj vietoj aš turiu tokio glaisto, kokio man reikės, smulkaus, ir su tuo smulkiu aš užpildęs siūles
galėsiu savo įsivertinęs kokybę, jeigu viskas gerai, tai nieko daugiau nepapildomai nereikia daryti, bet kiek yra atveju tekę susidurti su stambiagrūdžiu, nusipirka, nes jisai biškiai pigesnis, su stambesniu pasiemi, užtepi, aišku, tenais viskas atrodo gražiai, bet jau kai pasižiūri jau sekančią dieną, tai sekančią dieną jau atrodo skylių, duobių atsiranda, tai tas skylutes turi užpildyti ir panašiai, tai ganėtinai nepatogu. Tai ką aš dar naudoju, tai paprastą glaistyklę, mentelę, su to mentelę pasiemu savo glaisto tam tikrą kiekį, aišku, didelio kiekio geriau nedėti, nes viskas varvar krenta ant grindų, steriliuoja didelę netvarką pasidaro. Tokiu atveju dar turiu Sweepex firmos kempinės. Šitos kempinės vienintelės, kurias aš patikrinęs ir tikrai galiu sakyti, kad jos sugeria drėgmę ir vandenį taip, kaip turėtų būti sugerta, nes kiek yra tekę išbandyti kempinių, tiesa, turiu dvi tokios, tai su tom dviem man reikia mažiau lankstytis ir mažiau plaudinėti. Tai kiek yra tekę išbandyti su kempinėm, dėl kempinių dar grįžtam, tai bandau kempinės, būna dauguma kempinių mažai įgeria vandens, jos tiesiog pabandžius paspausti, jos viską paima, išpila vandenį, tada labai daug nubėga nuo paviršių. Pavyzdžiui, jeigu turi sienas, tai daug ką ir išplauna iš siūlių, bet jeigu turi daug vandens įgeriančias, tai šitos bent jau Sweepex kempinės, tai jos ganėtinai tikrai daug įgeria. Tai pasiėmęs ašies galiu savo tikrai ganėtinai kokybiškai ir gerai nuplauti, jos daug sugeria vandens, man mažiau reikia lankstytis prie vonelės ir daugiau jas įspausdinėti. Tada dar, aišku, turiu siūlėm glaistui plauti vonelę. Jinai pas mane čia atrodo 20 ir 25 litrų, tai ar 30 kažkas tokio. Su šita vonelė aš labai ganėtinai greitai galiu nuplauti. Aišku, dauguma žmonių dar būna naudoja iš tikrųjų paprastas, kaip pasakius, pirštinės guminės ir mano paprastom kempinėm jas nuplaudinėti ir bando kažkaip taip sutvarkyti paviršius, bet iš tikrųjų, kiek yra tekę išbandyti, tai toks atvejis nelabai veikia. Čia vienintelis greičiausias ir patogiausias, bet jeigu jau yra tokia situacija, tai visi gali pasinaudoti, tiesiog spausdinėti rankom, bet jeigu kuo mažiau kontakto ant odos turit su glaistu, tai tuo geriau, nes iš tikrųjų labai džiovina odą ir labai blogai būna po to, nes išdžiūsta, tada peršti ir panašiai, nes vis tiek sutinkam tenais yra chemija, gaunas cheminiai junginiai vyksta tiesiog tau ant rankų, bet džiūstant, tai geriau tokių dalykų išvengti, užsidėti guminės paprastas pirštinės. Tai toks atvejis, po to, nežinau, kito atveju aš darysiu silikoną, tai jeigu kažkam įdomu, tai bus atskiras vaizdo įrašas, o su šitu vaizdo įrašu aš tada glaistau paviršius ir tada, jeigu kas, bendrą reziumę pasakysiu. Turiu dabar trumpą atnaujinimą, gavosi taip, kad užsiglaišiau aš pilnai siūles. Iki pat viršaus viską pasidariau ganėtinai greitai, nes čia, aišku, siūlių nedaug. Tai, dar ką dėl pačio glaisto galėčiau rekomenduoti trumpai. Tai gaunasi smulkiagrūdis glaistas, yra skirtas mažoms siūlėms. Kaip, tarkim, šitoje vietoje aš turiu 2 mm siūlę, tai jisai skirtas tokioms siūlėms. Jeigu turim stambiagrūdį glaistą, tai jisai skirtas labiau didesnėms siūlėms, jau nuo kažkur tais nuo 3 mm ir panašiai, kuo didesnė siūlė, tuo stambiagrūdis geriau užpildo tą siūlę negu šitas smulkiagrūdis. Šitoje vietoje smulkės siūlytės labai gražiai gali padaryti su smulkiagrūdžiu. Tai dabar, ką aš trumpai atnaujinimą galiu papasakoti, tai užsitepiau aš siūlės, pirmą etapą palaukiau apie, dabar neatsimenu, apie kokias 5 minutės ir bandžiau nuplauti. Sukamaisiais judesiais su kempinė aš prasukau, suformavau tokiu būdu pačią siūlę, kad jinai nebūtų man labai baisi ir neuždžiūtų. Dabar, kadangi plytelė šlapias, tai vienu kartu aš šitą padariau etapą, jos susiformavo ir dabar paliksiu padžiūt kokią 10-15 minučių, arba bent jau bandysiu, kai jau vanduo ant plytelių jau uždžius, tai tada jau reiškia reikia nuplaudinėti paskutiniu kartu. Tai paskutiniu kartu jau plaunasi švariai, dabar tik tais tiek, kad pasidaro ganėtinai gražiai tvarkingai siūlė, kad po to jau nereikėtų jos gramdyti ir tokiu atveju daugiau sugaiš laiko. Tai
šitai pasidarau ir viskas. Gerai, kad dar nepamiršau dar vieno esminio dalyko, tai pasiemu aš nuplaudamas pačias plyteles vienu kartu, tai sumažinu tikimybę, kad siūlė jau bus negraži jau vėliau. Šitą siūlę palieku padžiūti, nes jeigu aš dabar bandysiu švariai gražiai nuplauti tas plyteles, visas vanduo arba purvas iš siūlių bandys išeiti, man tepdamas taip plyteles ir negražiai palikdamas siūlę, išplaudamas tiesiog iš siūlės. Tai tam tikras laiko tarpas paliekamas ant pačių plytelių, kad tas glaistas padžiūtų ir būtų kuo įmanoma mažiau nuplaunamas jau kai švariai plauni plyteles. Tai ganėtinai geras variantas, jeigu palieki, turi kantrybės, viskas gerai, o per tą laiką, aišku, gali tada daugiau ploto pasidaryti ir per tą laiką daugiau pabaigti. Taip, labai paprasta. Kalbant apie paskutinio karto plovimą, arba bent jau paskutinį plovimą, švarui, tai gautųsi, kad stačiai laikydamas aš horizontaliai kempinį, gaunasi traukiu iš viršaus į apačią per vieną traukimą, kuo įmanoma daugiau pašalint purvo, taip susikaupęs vanduo nuo plytelių bėga ant grindų pačių ir taip tuo pačiu tie nešvarumai maksimaliai pasišalina kiek įmanoma nuo plytelių. Tai šitas būdas ganėtinai neblogas, taip aš ganėtinai gerai nuplaunu tas plyteles, vis tiek, aišku, 100% tvarkingai nesigauna, reikia papildomai dar vieno karto plovimo, bet jau ten praktiškai užtenka kai kur tais net ir paprastos skudurėlio nusivalyti ir tas dulkes ir viskas, ir daugiau nieko tenais nereikia, tai grindų nefilmuosiu, nebent galėsiu parodyti, kaip darysiu silikoną, bet jau čia sekančią dieną, aišku, ne viską spėjau, bet praktiškai su glaistymu jau šiandien bus pabaigta.